Kaip jums atrodo, meilės daugiau pasaulyje ar neapykantos? Per TV ar žiniasklaidą rodomas negatyvas lyg ir turėtų įtikinti mus, kad esame žiaurūs. Tačiau mylinčių žmonių yra daugiau nei kariaujančių. Tai reikia mums tai pamatyti, pastebėti ir nesijausti bejėgiais. Iš kitos pusės, net jei karas yra toli nuo mūsų, bet mes apie tai matome ar girdime, tai karas ar pyktis yra mūsų širdise. Jis yra mūsų sėklos išeinančios iš mūsų. Gera žinia yra ta, kad jei jos išeina iš mūsų, tai mes galime jas kontroliuoti ir visiškai sustabdyti. Kaip, paklausite jūs? Tiesiog, būdami malonūs su kitais žmonėmis, mes galime sustabdyti blogį. Ir mes turime tam galią. Mylėkime tos žmonės, kurie sukelia mums problemas, juk mes visada turime pasirinkimą. Jei kažkas mūsų užgavo, neatsakyti tuo pačiu. Taip, žinau, tai nėra lengva, bet pabandykite ir jūsų gyvenimas pamažu taps gražus. Būkime malonūs su tai žmonėmis, kurie priešiškai prieš mus nusiteikia, paveikime juos maloniu būdu. Jeigu jau yra būdas, kuris veikia geriau, žmonės juk nėra kvaili, jie visada pasinaudos tuo. Juk yra vietų pasaulyje, kur žmonės nežino apie karą, nes jie yra malonūs vieni kitiems. Ir tai mūsų pačių pasirinkimas, juk nesame kvaili. Ar vis dėlto esame?